Mes esame unikalioje vietoje Pandėlyje ne tik tai Pandėlio mastu, bet ir Lietuvos mastu. Kadangi Lietuvoje tokias vietas tik tai yra 4, tai yra geodezinio Struvės lanko dalis. Lanko dalis. Taip, čia. Matuotos bazės. Taip, va, Pranciškus papildo. Ir šitą vietą dabar kaip nelabai matosi, kaip pasakyti, kaip tiksli, kad būtų. Nes kadangi yra apleista dabar ir yra giliai po žeme, turėtų būti tas pats ženklas visas. Taip. O čia yra tik tai orientacinis žymuo. Taip. Ateityje bandysim labiau kažką sutvarkyti ir bendraujant tiek su Prancišku ir kitais, bandysim kažkaip įamžinti šitą vietą, nes čia turi reikšmę ir ateities kartoms. Ateities kartoms ir taip pat tą patį įtaką turizmui, lankyti į maršrutą galime įtraukti. Kadangi čia matuota bazės pradžia, reiškia Pandėlys Jokšių kaimas, 1820 metais atlikti matavimo darbai labai tiksliai, bazės matavimo darbai. Nuo šito taško pradėta matuoti ir baigta Jokšių kaimelyje tokiu pat ženklo, pastatyta toks pat ženklas. Nu tai va tuo Pandėlys yra savotiškai garsus ir čia jeigu dar padarius kažkokį tai akcentą ateities kartom, kad šitą pažymėti, būtų labai, kaip prasminga. Aš galiu pradėti nuo tos pačios pradžios, va čia kaip, man šiaip tai lengviau gal būtų Šepka, iš tikrųjų Bičiūnienė, čia jos ją pakankamai anksti įsivežė sūnus ir mes apie ją viską žinom, nes iš tikrųjų Rimantas Bičiūnas, jisai čia su to Pandėliu labai draugauja ir jis čia pastoviai kažkokie renginiai ir jau čia visada pilna. Ir tos parodos, ir dabar aš kiek supratau, ne per seniausiai, netgi dabar gal yra muziejų Rokišky Bičiūnienės irgi ten, kur fonduose turi dovanoti darbai. Vienu žodžiu, kažkaip man tokia Bičiūnienė, aš biškį bijau, jinai kaip ir gal toliau nuo mūsų, bet šiaip tai su Šepka, tai čia tokios labai įdomios istorijos, ši pati pradžia, tai va čia yra Šepka. Viskas yra lobis, ir kultūros paminklai, ir žmonės, ir mum kaip gimnazijai, kuri turim jau pilietiškiausios vardą, tai aš manau, kad labai ryškus pilietiškumo mūsų ženklas, tai kad mes tikrai turim mūsų krašte daug objektų su pilietiškumu. Tai 2 bunkeriai, Plunksnočių ir Notigalės, kuriuos kiekvieni metai aplanko mūsų labai aktyvūs šauliai ir ateitininkai. Ir visa bendruomenė, ne tik šauliai, bet ir kitų klasėmis aplankom. Ir, žinom tą istoriją.